10-15 metų Lietuvos ūkininkai įsigydavo vidutiniškai 10 arklio galių pajėgumo traktorius. Kodėl taip yra? Aš visuomet iš Bizilauškės, iš šimtamečio. Žilvinas iš palidovinės lėkštės ir priklijuojamos folijos konstruoja tvarų aparatą, su kuriuo acto garinimas bus dar patogesnis ir efektyvesnis, nes saulėtą dieną nereikės naudoti virtuvę, tad nereikės ir elektros, o actas tvariai garuos ir gelbės pasaulį nuo ligų. Kaip tas, kur ugnį nešė? Prometėjas. Už prometėjinsim dabar reikia pagauti saulės kampą. Tos aukštos temperatūros medžiaga, ji reaguoja į magnetinius laukus. Arba jeigu taip paprasčiau tariant, sakykim, jeigu ten mes magnetą nuneštumėm, tai panašiai kaip geležies drožlės ima orientuotis aplink magnetą, taisyklingom linijom, tai panašus procesas nutiktų su saulės medžiaga. Ir kai medžiaga juda, tam tikrais momentais magnetinio lauko linijos jos gali susipainioti, sutankėti ir tuomet mes ir matom atsirandančias dėmes. O saulės dėmių skaičius jisai nuolatos kintantis saulėje. Tai yra, jos nėra visą laiką vienodos. Saulės sūnus. Saulės sūnus. Va, kvatro. A kur jis gyvena tamsta? Olimpikdžis. Kur? Olimpikdžis. Čia Olimpo kalnas? Net yra paskaičiuota, kad per 1 sekundę po Saulės nuteka apie 1 milijoną tonų šių dalelių. Jei esate matę nuostabią šiaurės ar pietų pašvaistę, tai yra ne kas kita, kaip šių dalelių sukuriama šou. Tai nebe nuodėmė, čia karališka erdvė.